Kareivukas. Atsistojame, kojos yra pečių plotyje, į rankas pasiėmę svorį, dėžutę, lėkštutę ar bet kokį kitą objektą. Jį iškeliame virš galvos ir neskubant keliame vieną iš kojų į viršų 90 laipsnių kampu. Viso pratimo metu pilvo preso ir apatinės nugaros dalies raumenys yra įtempti ir neskubant žingsniuojame kaip kareivukas, keliant vieną koją ir iš paskos kitą koją. Jeigu reikia, bet kuriuo metu susiraskime tinkamą poziciją, taip reikalinga lygsvara ir stabilizavimas, taigi galite šiek tiek pamėtyti į vieną ar kitą šoną, pasitaisome poziciją ir toliau žingsniuojame kaip kareivukai. Taip pat gali būti atliekamas ir pasunkintas pratimas. Žingsniuojant kaip kareivukai, iš esmės reikės leisti rankas priešai save tuo pat metu, kaip ir keliama koja. Taigi keliame koją ir rankas tiesiame virš savęs priekyje ir keičiant kojas atliekame tą patį rankų nuleidimo judesį.